Sveiki! Šiandien kalbėsime apie veido rožinę – lėtinę, bet valdomą odos ligą. Ji dažnai supainiama su spuogais ar netgi alergija. Papasakosiu, kas tai yra, dėl ko ši liga atsiranda, kokie yra pagrindiniai jos tipai, kokie ingredientai kosmetikoje ar procedūros gali jums padėti. Taip pat paaiškinsiu, kaip veikia pagrindiniai gydymo būdai. Rožinė – tai lėtinė uždegiminė odos liga, kuri dažniausiai pasireiškia veido srityse, tokiose kaip skruostai, nosis, kaktos ar smakro ar net skalpo odoje. Pagrindiniai simptomai – tai yra nuolatinis odos paraudimas, matomi kapiliarai, gali atsirasti bėrimų, tokių kaip papulių ar pustulių. Kartais netgi pasireiškia odos sustorėjimas. Dažniausiai prasideda apie 30-50 gyvenimo metus. Daugiau būdinga moterims, ypač šviesios odos, bet gali pasitaikyti ir vyrams ar kito gymio žmonėms. Vaikams jį pasitaiko itin retai, dažniausiai pasireiškia kaip akių rožinė, kai akys rausta, sausėja, atsiranda dirglumas, jautrumas šviesai. Dažnai tokie atvejai vaikystėje palaikomi alergija ar konjunktivitu. Tiksli ligos priežastis nėra iki galo aiški, tačiau yra išskiriami šie pagrindiniai veiksniai. Vienas jų – genetika. Odos barjero pažeidimas, kraujagyslių hiperaktyvumas, kuomet kraujagyslės pernelyg jautriai reaguoja į temperatūrą ar kitus dirgiklius. Prisidėti gali ir uždegiminis komponentas. Rožinės oda gamina daugiau tam tikrų peptidų, kurie sukelia uždegimą ir plečia kraujagyslės. Prie to gali prisidėti ir demodex erkutės. Jų daugiau randama rožinės pažeistoje odoje. Manoma, kad jos arba jų išskiriami produktai gali skatinti uždegimą. Svarbus yra ir uždegiminiai faktoriai žarnyne. Tarp jų ir bakterijų perteklius plonoje žarnoje. Tos bakterijos išskiria toksinus ir metabolitus, kurie keliauja į kraują ir stiprina uždegiminius procesus. Nereikėtų užmiršti paminėti ir Helicobacter pylori bakterijos, kuri dažniausiai randama skrandyje. Ji gamina medžiagas, kurios dirgina gleivinę ir aktyvina uždegiminius metabolitus. Čia prisideda ir gastrino padidėjimas, kuris plečia kraujagyslės, taip ryškindamas rožinės simptomus. Ligą provokuojantis veiksniai yra šie, kaip saulė, šaltis, vėjas, staigus temperatūrų pokyčiai, karšti gėrimai ar maistas. Prie ligos aktyvumo gali prisidėti ir alkoholio vartojimas, ypač raudono vyno, stipriųjų gėrimų ar saldintų alkoholinių gėrimų. Aštrus maistas, emocinis stresas, intensyvus sportas, ilgalaikis steroidinių kremų vartojimas, netinkama kosmetika, kvapikliai, alkoholiai, sausinantis šveitikliai gali tik pastiprinti jūsų ligos simptomus. Yra skiriami 4 pagrindiniai rožiniais tipai. Pirmasis – eritemo telangektazinė forma, kuomet matomas nuolatinis raudonis ar išryškėja kapiliarai. Antroji forma – papulopustulinė. Kartu prie paraudimo atsiranda ir bėrimų, papulių ir pustulių, kurie yra panašūs į spuogus. Trečioji forma – fimozinė forma, kuomet oda sustorėja, ypač tai yra matoma nosies srityje, taip pat gali ir ausų speneliai, smakro oda išstorėti. Ir ketvirtoji forma – akių rožinė. Akys rausta, jas degina, jas sausėja, ašaroja ir tampa jautrios šviesai. Pagrindiniai kosmetikos ingredientai, kurie gali padėti spręsti rožinės problemą. Niacinamidas, kuris mažina paraudimą ir stiprina barjerą. Prie odos barjero stiprinimo ir jo atstatymo prisidės ir keramidai. Azelaino rūgštis mažomis koncentracijomis veikia prieš uždegimiškai. Antioksidantai, kaip žalioji arbata, taip pat gali sumažinti kraujagyslių išsiplėtimą ir taip mažinti raudonį. Raminančios medžiagos kaip alantoinas, pantenolis, bezabalolis ramina odą papildomai. Avižų ekstraktas, beta-gliukanai mažina uždegimą ir tuo pačiu raudonį. Kalbant apie SPF, geriau būtų rinktis mineralinę, kadangi jisai mažiau dirgina odą ir tuo pačiu apsaugo nuo ultravioletinių spindulių. Ko reikėtų vengti? Tai stiprių rūgščių, ypač alfa-hidroksų rūgščių dideliam koncentracijom, kvapiklių, sausinančių alkoholių, mentolių ir retinolio. Kosmetologinės procedūros gali prisidėti prie šios problemos sprendimo. Tikslas – stiprinti odos barjerą, raminti uždegimą ir paraudimą. Dėl to puikiai tiks raminančios procedūros su niacinamidu, keramidu, pantenoliu, hialurono rūgštimi. Jos padės atkurti lipidų sluoksnį, gerinti drėgmės sulaikymą ir taip mažins odos jautrumą. Puikiai tinka ir rūgštinės procedūros,
bet jas būtų geriau taikyti tada, kada nėra labai stipraus uždegimo, arba jas parinkti tinkamai. Viena iš jų galėtų būti migdolų rūgštis, kadangi tai yra didelė molekulė, kuri švelniai veikia antibakteriškai ir priešuždegimiškai. Azelaino rūgštis pasižymė stipriu priešuždegiminiu poveikiu ir yra stiprus antioksidantas. Fitino rūgštis veikia kaip antioksidacinė medžiaga, šviesina odą ir mažina uždegimą. Labai Lietuvoje populiari gintaro rūgštis. Antioksidacinė, antibakterinė medžiaga taip pat gerina ląstelių energetinę apykaitą. Ferulo rūgštis yra labai galingas antioksidantas, kuris saugoja nuo ultravioletinių spindulių poveikio ir tuo pačiu ramina odą. Svarbu paminėti, kad šios procedūros turi būti atliktos itin atsargiai, parinktos individualiai pagal jūsų odos poreikį. Dermatologinis gydymas dažniausiai apima tepamus vaistus ir geriamus vaistus. Galima juos ir kombinuoti. Vieni iš vaistų yra antibiotikai, populiariausias metronidazolis, kuris veikia priešuždegimiškai, mažina laisvųjų radikalų kiekį ir slopina neutrofilus. Azelaino rūgštis veikia kaip stiprus antioksidantas, priešuždegimiškai veikia ir mažina populius ir pustules. Ivermektinas veikia prieš demodex erkutes. Kartu veikia ir priešuždegimiškai. Brimonidinas, tai yra kraujagyslės siaurinantis gelis, mažina paraudimą. Taip pat galimi skirti geriami antibiotikai, kurie įprastai skiriami prie vidutinės ar sunkios papulopustulinės rožinės. Veikia priešuždegimiškai, ne tik antibakteriškai. Izotretinoinas, Lietuvoje geriau žinomas kaip rokutanas, įprastai yra skiriamas sunkiais atvejais, tada, kada oda yra išstorėjus ar nepasiduoda kitam gydymui. Šis vaistas mažina riebalinių liaukų aktyvumą, stipriai slopina uždegimą ir taip mažina bėrimus. Efektyvios procedūros dermatologo kabinete galėtų būti V-beam lazeris, IPL, Nd:YAG lazeris, kadangi jie mažina kapiliarų matomumą ir patį paraudimą. Taip pat efektyvi yra ir LED terapija, ypač mėlynoji šviesa, kuri veikia priešuždegimiškai ir ramina odą. Taigi rožinė gali būti labai įvairi, nuo paprasto paraudimo iki bėrimų, papulių, pustulių ar net nosies audinių sustorėjimo. Ji nėra išgydoma, bet yra valdoma ir tinkamai prižiūrint odą, vengiant provokuojančių veiksnių, taikant kosmetologinės ar dermatologinės procedūras bei gydymą, kuris yra paskirtas namuose, mes galime sulaukti labai gerų rezultatų. Svarbiausia nuoseklumas, tinkami ingredientai ir gydytojo priežiūra. Jeigu turite klausimų apie konkretų tipą ar ligos gydymą, ingredientus, priemonės, kurios tiktų spręsti šią problemą, parašykite komentaruose ir galėsime padaryti atskirą video. Prenumeruokite šį kanalą, kad nepraleistumėte kitų temų.